Sveika, brangioji, taigi pasižiūrėkime, kokių patarimų šiai savaitį turi tavo dvasiniai vedliai. Kaip visada, išsirink vieną kortų krūvelę. Čia bus pirmoji kortų krūvelė, antroji kortų krūvelė ir trečioji kortų krūvelė. Taigi, kuri krūvelė tave labiausiai traukia? Jeigu negali šiuo metu išsirinkti, tiesiog grįžk vėliau prie šio video arba sustabdyk šį video ir pamedituok, pasižiūrėk, kuri krūvelė tave labiausiai traukia, tai ir bus patarimas iš tavo dvasinių vedlių tau. Jeigu išsirinkai pirmąją kortų krūvelę, tai šis dvasinių vedlių patarimas yra tau. Jaučiu, kad kažkas į tave bado pirštais. Kažkas tave apkaltino kažkuo, arba tu padarei kažką, ir dabar visi pamatė, kad tu blogai padarei. Jaučiu, kad ši savaitė nėra pati geriausia tau, nes Wheel of Fortune taro kortose apverstas reiškia nelabai geras energijas ir toksai kaip duobė gyvenime. Kažkas nesiseka, kažkas sugriuvo, kažkas nepasisekė, kažkas tave apkaltino, kažko tu jautiesi kalta, gal jautiesi atstumta, jautiesi vieniša, kažkas tiesiog nesiseka. Ir tavo dvasiniai vedliai nori, kad paklaustum savęs, o į ką tu fokusuojasi, apie ką tu daugiausiai galvoji. Jeigu tu fokusuojasi į tai, kas šiuo metu yra negatyvu, kaip tau atrodo, ką pritrauksi, aišku, dar daugiau tokių negatyvių situacijų. Tai tavo dvasiniai vedliai patarė, kad reikėtų susifokusuoti į tai, ko tu nori. Jeigu tu fokusuojasi į tai, ko tu nenori, yra labai didelė galimybė, kad tai ir gausi. Tai geriau susifokusuok į tai, ką tu nori pritraukti. Žinau, kad šią savaitę gal tau bus sunku pozityviai mąstyti, galvoti pozityviai apie ateitį, kalbėti apie save pozityviai, bet jeigu galvosi apie tą negerą situaciją, kaip tu jautiesi blogai, jautiesi atstumta, nesuprasta, apkaltinta ir taip toliau, ir koks šis metas yra labai blogas, tai jeigu tu vien apie tai galvosi, tai tu prikursi dar daugiau situacijų, pritrauksi dar daugiau situacijų, kur vėl jausiesi lygiai taip pat. Tai pasistenk šią savaitę, nors ir labai sunku, susifokusuoti į tai, ką tu nori pritraukti gyvenime, kaip tu nori jaustis, kaip tu nori, kad į tave aplinkiniai žiūrėtų. Tai fokusuokis į kažką pozityvaus. Sukurk rutiną. Jeigu tau sunku susifokusuoti kažką pozityvaus, tu pamiršti apie tai, tai sukurk rutiną. Nusistatyk telefone žadintuvą, kad tau kas valandą primintų, kad reikia šią minutę susifokusuoti į tai, ko nori, į tai, kas yra pozityvu. Sukurk kažkokią tai rutiną. Gal netgi dvasinę rutiną susikur, kur kiekvieną rytą arba kiekvieną vakarą tu padėkotum už tuos dalykus, kuriuos tu nori. Gali būti, kad žmonės iš praeities grįž, gal tie žmonės tave vers jaustis apkaltinta kažkuo ar nesuprasta. Gali būti, kad kažkas grįž iš praeities, ar tai žmogus, ar kažkoksai tai senas projektas, senas įprotis, kažkas, kam reikėtų duoti antrą šansą ir išdirbti tą karmą, kurią sukūrei. Jeigu tai buvo santykiai su kažkokiu tai žmogumi, reikėtų pasižiūrėti, kaip galėtum išdirbti karmą, nes jeigu jie sugrįžo, reiškia, kažkas dar yra neišdirbta. Jeigu tu galvoji imtis kažkokio tai seno hobio, tai irgi pagalvok, ką tau reikėtų dar naujo išmokti, ką karmiškai reikėtų pakeisti, ką reikėtų padaryti kitaip, ką reikėtų išmokti, kad nebereikėtų grįžti, ką reikėtų ties to hobį tau pabaigti, gal kažką reikia išmokti apie save, apie tą dalyką, kad jis daugiau nebegrįžtų į tavo gyvenimą. Šiaip dažniausiai, jeigu mes numetam kažką, ką pradėjom, tai
dažniausiai mes tą dalyką paliekam praeitį dėl to, kad mes jau išmokom viską, ką apie tai galėjom išmokti, ką apie save galėjom išmokti, bet jeigu tai pastoviai grįžta, reiškia, tu dar neišmokai visko, ko tai turėjo tave išmokyti. Tai ar tai būtų žmogus, ar tai būtų daiktas, ar tai būtų hobis. Tai va, ir šią savaitę tavo afirmacija yra: aš pasiemu savo gyvybę, aš priimu savo gyvybinę energiją ir leidžiu jai plėstis kasdien vis labiau ir labiau. Taigi, tokį patarimą aš tau turiu iš tavo dvasinių vedlių šią savaitę ir susitiksime sekančią savaitę. Jeigu išsirinkai antrąją krūvelę, tai šis patarimas yra tau. Jaučiu, kad tavo dvasinėme augime reikia kažko naujo. Šią savaitę tau yra labai svarbu daryti šešėlinį darbą. Tai jeigu dar nedarai šešėlinio darbo, tai reikėtų įvesti. Tai būtų kažkokia naujovė tavo gyvenime, jeigu to nedarai. Jeigu jau darai šešėlinį darbą, tai pasidomėk, ką galėtum dadėti, ką galėtum pakeisti, ką galėtum daryti kitaip. Jeigu nežinai nieko apie šešėlinį darbą, tai paieškos laukelyje mano Contribui website įrašyk šešėlinis darbas ir turėtų išmesti tau klausimus apie šešėlinį darbą, kuriuos reikia rašytis į savo žurnalą ir save analizuoti. Bet tai jeigu to nedarai šešėlinio darbo, tai reikėtų tai įvesti į savo rutiną, o jeigu darai, reikėtų pasižiūrėti, ką galėtum daryti inovatyviau, ką galėtum pakeisti, ką galėtum daryti kažkaip kitaip. Ir tavo dvasiniai vedliai sako, kad reikėtų kažkokias naują strategiją įvesti, kažkokį tai naują planą. Gal tu tą šešėlinį darbą darai tik tai pirmadieniais, tai gal reikėtų pakeisti į trečiadienį arba penktadienį, gal tu darai tai iš ryto, tai gal reikėtų pakeisti į vakarą. Kažkas, kas buvo daroma senu nusistovėjusiu ritmu, reikėtų tą ritmą kažkaip pakeisti, patestuoti naujas idėjas. Tai ką galėtum ties savo dvasiniu augimu įnešti kažką naujo. Tai šią savaitę tam yra labai geras metas, nes jie sako, tu turi teisę persigalvoti, tu turi teisę paleisti senus dalykus, senas rutinas. Tu, jeigu įsivažiuoji į rutiną, tikriausiai ir varai metus. Tai dvasiniai vedliai sako, nebijok paleisti, nebijok pakeisti kažką savo rutinoje ir tai yra gerai, tu turi teisę apsigalvoti. Ir šią savaitę tavo dvasiniai vedliai nori, kad tu komunikuotum, ko tau reikia. Labai geras metas išsakyti savo reikalavimus, tai, ko tau reikia santykiuose, tai, ko tau reikia darbe, tai, ko tau reikia tavo biznyje. Gerai būtų išsakyti tai kitiems žmonėms. Ir tavo dvasiniai vedliai sako, kad tau yra gerai šią savaitę pasimokyti iš kitų žmonių. Tai gal tau išsakius tai, kas yra tavo širdyje, gal kitas žmogus tau patars, tau padės kažkaip, su kažkokiom tai naujom idėjom, ką tau reikia daryti ties tavo dvasiniu augimu. Tai pasitark su kitais žmonėmis, nes mes mokomės vienas iš kito. Tai kai išsakysi tai, ko tau reikia, kiti žmonės gali ateiti į pagalbą. Ir čia matau moteris susibūrusias, kažkas ateis tau į pagalbą. Ir ta pagalba, tas mokymasis viena iš kitos bus labai harmoningas ir labai padės tau pralinksmėti netgi, padės tau sukurti harmoniją su savimi ir kitais. Ir šią savaitę tavo afirmacija yra: aš leidžiu savo priimti į savo gyvenimą finansinę, emocinę ir mentalinę gausą. Taigi tiek aš tau turiu patarimų iš tavo dvasinių vedlių šią savaitę ir susitiksime sekančią savaitę. Jeigu išsirinkai trečiąją kortų krūvelę, tai šis dvasinių vedlių patarimas yra tau.
Šią savaitę tau reikia apgalvoti, ar tu kažkaip save stabdai, ar tu leidi savo baimėms tave sustabdyti nuo kažko labai grandioziško. Tai paklausk, kur tu leidi savo baimėms užimti tavo mintis, tavo jausmus, kur tu neleidi, kur tu negali perlipti per savo baimę. Šią savaitę tau reikėtų susikoncentruoti į savo baimės ir į tai, ko tau šiuo metu labiausiai reikia. Ko tau reikia? Ar tau reikia pailsėti? Ar tau reikia daugiau laiko pabūti su savimi? Ar tau reikia laiko nuvažiuoti pas draugę? Ko tau labiausiai, kaip tu manai, ko tau labiausiai šiuo metu reikia? Tai pagalvok tai. Gal tu neleidi savo kažko daryti, ko tau būtinai reikia, pavyzdžiui, pailsėti, nes tu bijai, kad nespėsi padaryti visų darbų. Gal tu neleidi savo nuvažiuoti pas draugę, atsipalaiduoti ar nuvažiuoti į spa, nes tu bijai, kad pritruksi pinigų ar kažką tokio. Tai pagalvok, kur tu save stabdai dėl savo baimių ir kur tu neleidi daryti tai, ko tau reikia. Tai šią savaitę susikoncentruok į savo baimės ir į tai, ko tavęs prašo tavo siela, ko tavęs prašo tavo kūnas. Ir manau, tai išsprendus galėsi kibti į kažkokius tai naujus challenges, į kažkokius tai galėsi pradėti save stumti tolyn, galėsi pradėti imtis naujų iššūkių. Jaučiu, kad tavęs laukia tie nauji iššūkiai, bet tu negali to imtis, tų iššūkių naujų įveikti, kol tu nepaleidai savo baimių ir nedavai savo tai, ko tau reikia. Jaučiu, kad tu esi kaip magas. Tu turi viską, ko tau reikia. Tu turi ir gražią erdvę, ir pagalbininkus, ir žvakutes, ir viską, visus potions ir lotions, ir visus įrankius, kurių tau tik tai gali prireikti. Tu gali įveikti tuos naujus iššūkius. Tau tik reikia duoti savo tai, ko tavo širdis prašo, ko tavo kūnas prašo, paleisti savo baimės tam, kad galėtum imtis tų naujų iššūkių. Kaip kad šitas žmogus lipa į kalną, jisai nori pasiekti kalno viršūnę. Taip pat jaučiu, kad tu esi daug mažiau pasiruošus lipti į naują kalno viršūnę, bet tu gal netgi save stabdai per savo baimės, gal tavo baimės tave stabdo, gal tu galvoji, kad tu negali įveikti naujo iššūkio, naujo kalno, nes tu esi per daug pavargus. Tai reiškia, tau reikia pirmai pailsėti tam, kad galėtum imtis to naujo iššūkio, bet tu turi visą įrankį arsenalą, visą pagalbą, tu gausi ir įrankius, ir pagalbą, ir laiką, ir taip toliau tiems iššūkiams įveikti, nes šią savaitę labai geros tokios magiškos energijos tam padaryti. Tai pirma, pasižiūrėk, kokios baimės tave stabdo, pasižiūrėk, ko tau reikia, ir tada galėsi jau pilnu pajėgumu imtis naujų iššūkių. Šią savaitę taip pat yra labai geras metas kalbėti publikoje. Tai gali atrodyti, bet kaip tau yra patogiausia. Ar tu kursi kažkokius tai socialiniuose tinkluose kažkokius tai video, ar tu dalyvausi interviu, ar tu išreikši savo balsu, savo įsitikinimus, savo nuomonę. Tai labai geras metas lysti į publiką ir išsakyti savo nuomonę. Ir tai gali pritraukti labai gerų rezultatų. Šitą kartą yra labai gerai, ji kalba apie šventimą, apie džiaugsmą, apie nugalėjimą visų iššūkių ir pagaliau tokį atsipalaidavimą, šventę, kad ir namuose, ir darbe viskas bus gerai. Tai reiškia, šį kartą reiškia naujas pradžias ir darbą su kitais žmonėmis ir planų įvykdymą, svajonių pasiekimą. Tai jaučiu, kad šią savaitę labai pas tave gyvenime yra labai geros energijos pasiekti labai daug. Tik tai tau reikia
per tą savo baimės perlipti, gal tu bijai kalbėti publikoje, gal tu bijai kurti video, gal tu jau senai galvoji, kad tau iššūkis naujas būtų pradėti kurti, pavyzdžiui, YouTube'ai video, bet tu save stabdai. Tu prisigalvoji, kad tu tam neturi laiko, kad neturi sveikatos ir taip toliau. Tai reikėtų perlipti per tas baimės, pasirūpinti tai tuo, ko tau reikia labiausiai šiuo metu ir tada imtis tų naujų iššūkių, kad galėtum sukurti tą svajonių išsipildymą, planų įvykdymą, svajonių pasiekimą, nuostabų komandinį darbą pritraukti ir taip toliau. Tai tikiuosi pasinaudosiu šiomis nuostabiamis energijomis. Ir jeigu turi kažkokias tai baimės, jeigu kažkas tai stringa, tai tau kaip tik šią savaitę afirmacija yra ir tai praeis. Tos baimės praeis. Tau tik reikia pabandyti. Gal pirmus 20 kartų tau bus baisu, bet tai praeis tos baimės. Gal iššūkiai atrodo labai siaubingi, labai dideli, bet tai praeis. Viskas bus gerai. Kartok savo. Ir tai praeis. Tai tiek aš tau turiu šią savaitę iš tavo dvasinių vedlių. Susitiksime sekančią savaitę.